Krepšinis grįžta namo. Sveiki, čia laida apie krepšinį. Vakar visuose miestuose, kuriuose vyksta čempionatas Lietuvoje, baigėsi grupės varžybos. Apžvelkime, kokius įspūdžius atnešė ši savaitė. Grupė A. Iš šios grupės į kitą etapą pateko būtent tos komandos, iš kurių tai buvo ir laukta labiausiai. Pirmą vietą užėmė Ispanija, antrą Lietuva, trečią Turkija. Viskas lyg gražu ir savame suprantama, tačiau ir čia neišvengta tam tikrų sensacijų. Tarkime, Lenkija sugebėjo įveikti Turkiją ir buvo palikus turkus ant bedugnės krašto. Tačiau paskutiniajame ture turkai susikaupė ir nugalėjo tuos pačius ispanus, o lenkai savo šanso neišnaudojo pralaimėdami anglams. Britanija laimėjo ir prieš Portugaliją, o pastaroji taip ir nepatyrė pergalės džiaugsmo. Kalbant apie Lietuvą, viskas lyg ir puiku, pralaimėta tik ispanams. Žinoma, niekas nemėgsta pralaimėti namuose 30 taškų skirtumų. Tačiau milžiniškų pastangų dėka šį skirtumą pavyko sumažinti iki 12 taškų. Reikia žiūrėti į priekį. Rytoj trečiadienį žaisime su Serbija, kuri užėmė antrą vietą B grupėje. Penktadienį mūsų laukia prancūzų išbandymas, kuri yra kol kas viena iš dviejų viso čempionato komandų, šventusių visas įmanomas pergales. Nuo sekmadienį susitiksime su Mannschaft Vokietijos rinktine Dirku Novickiu ir Krisu Kamanu. Lietuva turi vieną įskaitinį tašką, kuris gali būti labai svarbus kovojant dėl patekimo į ketvirtfinalį. Spėlioti, kiek pergalių reikia iškovoti per pastaruosius 3 turus, kažin ar verta, nes šis čempionatas jau parodė, jog kiekviena diena viską gali apversti aukštyn kojom. Grupė B. Prieš čempionatą įvardinta kaip mirtininkų grupė, pastaroji savo reikalus išsprendė dar prieš paskutinį turą. Ir top trejetukas, kuris leidžia tęsti kovą kitame etape Vilniuje, jau buvo aiškus. Tai Serbija, Prancūzija ir Vokietija. Nors nugalėtojų trejetukas paaiškėjo anksti, tačiau kovos šioje grupėje, kaip ir kitur, tikrai netrūko. Jaunieji ir ambicingieji latviai kovojo kiekvienose rungtynėse ir jas pralaimėdavo tik pačioje jų pabaigoje. Visgi, nei jie, nei Izraelis favoritams įkąsti taip ir nesugebėjo. Pačia nelaimingiausia komanda galima įvardinti Italiją. Surinkusi pajėgę sudėtį, šioje komplikuotoje grupėje ji liko ketvirti. Šiaulių miestas turėjo puikią progą pamatyti ištisą krepšinio žvaigždyną. Tarkime, varžybose Italija-Latvija Azzurro rinktinėje siautėjo Andrea Bargananis, kuris pelnė daugiau nei pusę komandos taškų – 37. Prancūzai taip pat padovanojo nemažai įspūdingų akimirkų, o Tonis Parkeris kol kas yra vienas iš naudingiausių žaidėjų šiame čempionate. Užtikrinti grupės etapą peržengė Milošas Teodosičius ir kompanija. Na ir be abejo, kaipgi be Dirko Novickio ir Vokietijos rinktinės. Ši komanda kol kas palieka labai rimtos ir solidžios komandos įvaizdį. Atrodo, jog treneris Dirkas Bauermanas atrado puikų balansą tarp jaunystės ir patirties. Taigi anksčiau minėtosios 3B grupės pirmosios komandos antrame etape Siemens arenoje jungsis su A grupės trejetuku, kuriame žais ir Lietuva. Krepšinis grįžta namo. Grupė C. Jau prieš čempionato pradžią buvo galima nuspėti, jog šioje grupėje iki paskutinės minutės vyraus chaosas. Taip ir atsitiko. Paskutinę minutę į čempionatą prasibrovę suomiai priešinosi visiems ir laimėjo prieš tas komandas, prieš kurias jiems reikėjo labiausiai – Bosnija ir Juodkalnija. Ta užteko, jog įvyktų pirmoji rimtesnė sensacija šiame čempionate. Šiaurės šalies atstovai visų netikėtumų prasibrovė į kitą etapą, o kroatams nepatikimas į kitą etapą tolygus fiasko. Juodkalnija pradėjo čempionatą pergalę prieš Makedoniją ir atrodė, jog juodkalniečiai turi perspektyvų eiti toliau, tačiau vėliau sekė visi pralaimėjimai, o Makedonija vėliau šventė visas pergales, tarp jų ir prieš tuos pačius kroatus ir graikus. Savo šansų nepasinaudojo Bosnija ir Hercegovina, turinti daug talentingų ir brandžių žaidėjų. Galbūt pritrūko sportinės laimės, tačiau sporte taip jau yra. Kaip minėta, grupės nugalėtojais tapo Makedonija, iškovojusi 4 pergales. Ši komanda ir jos gausūs fanai šiuo metu yra ant bangos. Ir tokiai mažai šaliai kiekviena pergalė čia yra atlik tikras stebuklas. Tai buvo galima matyti ir po rungtynių prie Alytaus arenos. Deja, tokiems žaidėjams kaip Mirza Teletovičius, Marko Popovičius, Henri Domerkantas, Kenanas Bajramovičius, Milko Bielica, Zlatko Vranešas ar Nikola Pekovičius nėra lemta pasiekti Vilnių ar Kauną. Tačiau yra kiti – Pero Antičius, Lesteris Bomakalebas, Timuraniko, Nikolas Kelatis, Niko Zyzis, Antonis Focis ir daugelis kitų. Kaip jau teigėme anksčiau, Graikija neturi itin daug žvaigždžių, tačiau jų žaidimas išlieka gana solidus. Treneris Iliasas Zorosas palaiko greitą tempą, atlikdamas daug keitimų, o graikų talentingi krepšininkai pasižymi puikių išpildymų. Pirmosios šios 3 grupės komandos stos į kovą su D grupės trejetuku – Rusija, Slovėnija ir Gruzija. Turbūt net sakyti nereikia, jog čia įmanoma viskas. Apibendrinant C grupę, galima teigti, jog kiekviena diena padovanojo kažką naujo krepšinio mėgėjams. Kita vertus,
šiek tiek gaila, jog tiek patys krepšininkai, tiek komandų sirgaliai Alytuje taip ir neužsibūdavo. Sužaidė rungtynes, keliaudavo ilsėtis arba švęsti į tokius miestus kaip Druskininkai ar Birštonas. Alytaus publika turėjo puikią progą iš arti pasižiūrėti Europos geriausius ir kiekvieną šį šansą išnaudojo savaip. Čempionato atidarymo dieną salė buvo pustuštė, tačiau vėliau čempionato organizaciniam komitetui, FIBai ir Alytaus miesto savivaldybei susijungus, šias vietas pavyko užpildyti ir salėje vyravo jau visai kitokia atmosfera. Makedonija laimėjo ir fanų varžybas, o vietinių žiūrovų palaikymas atiteko Kroatijai ir jos lyderiui Marko Popovičiui. Taip, Alytuje krepšinis baigėsi, tačiau čempionatas tik įpusėjo. Grupė D. Šioje grupėje, kaip ir tikėtasi, dėl pirmų 2 vietų kovėsi Slovėnija ir Rusija. Tačiau Gruzija patampė nervus šiems favoritams ir šalia jų užėmė garbingąją 3 vietą, kuri leidžia tęsti kovas kitame etape. Šios 3 komandos kol kas palieka itin solidų įspūdį. Ir C grupės komandoms, su kuriomis tek žaisti antrame etape, bus tikrai sunku. Turbūt nieko nebestebina, juk Klaipėdoje ryškiausiai žibėjo tokie žaidėjai kaip Andrejus Kirilenka ar Zaza Pačiulija. Reikia atminti ir tai, jog tai yra potencialiai galimi varžovai Lietuvos rinktinės ketvirtfinalyje. Beje, mūsų rinktinės strategas Kęstutis Kemzūra jau yra užsiminęs, jog Rusijoje yra labai neparankus varžovas. Kitos 3 komandos, kurios liko už borto, Bulgarija, Belgija ir Ukraina, sužaidė pagal savo galimybes. Iš šių komandų niekas per daug ir nesitikėjo. Belgų žvaigždė Tomas Van Elšpygelis labiau pasireikščia ne aikštėje, o savo internetiniais dienoraščiais, kuriuose itin aktyviai reiškia nuomonę apie Klaipėdos viešbučių privalumus ir trūkumus. Ir jeigu šioje grupėje buvo galima numanyti 3 komandas, kurios gali iškristi ir galbūt sąlyginai slovėnam ir rusam buvo lengviau, tai kitame etape jų laukia itin karštos kovos su Balkanų šalių atstovais, kur kovos baigtį prognozuoti yra tiesiog neįmanoma. Jau rytoj prasideda antrasis etapas, kur į naujas 2 grupės suskirstytos komandos kovos dėl 4 pirmųjų vietų, kiti 12 komandų. Sakome ačiū ir iki. Už savaitės mes jau žinosime pačias stipriausias 8 Europos komandas. Ir apie žinoma pranešime mūsų laidoje Krepšinis grįžta namo. Specialiai radio stočiai FM 99 iš Alytaus arenos Balys Šmigelskas. Krepšinis grįžta namo.